Sekmadienį vykusiame Džono Galijano madų šou tvyrojo meilės nuotykių, apgavystės ir dramos atmosfera. Dizaineris pagerbė Mariją Lani, kuri buvo tokių dailininkų kaip Henri Matisas, Žanas Kokto ir Margas Šagalas, mūza 3-ojo dešimtmečio Paryžiuje. Britų dizaineris papasakojo Lenkijoje gimusios Marijos Lani istoriją. Ji įtikino garsiausius savo eros dailininkus, kad yra aktorė ir užsakė nutapyti jos portretus, kurie neva bus parodyti naujame jos siaubo filme apie atgyjančius paveikslus. Jis sužavėjo 50 menininkų, tarp jų Henri Matisą, Žaną Kokto ir Marką Šagalą, kurie net nenutokė, kad Marija Lani iš tiesų tėra kukli scenografė. 1930 m. lapkričio mėnesį galerijoje buvo surengta jos portretų paroda, kurios pristatyme Žanas Kokto rašė: kaskart man nusisukus jį pasikeičia, kiek šioje moteryje užburiančios jėgos. Vėliau jų pardavė paveikslus ir pabėgo Jungtines Amerikos valstijas, kur šoko Niujorko kariškiams. Būtent šią dvasią dvelkiančiais drabužiais Džonas Galijanis aprengė savo modelius. Kiekvienas drabužis atspindėjo vieno iš menininkų tapytą Marijos Lani portretą. Sluoksniais krentančios trapios medžiagos, tokios kaip muslinas, gazas ir tiulis, bei švelnios klostės sudarė teptuko potėpių įspūdį. Vyravo balta spalva su ryškių spalvų, avietinės, mėlynos ir raudonos detalėmis. Asimetriški daugiasluoksnių palaidinių, sijonų ir suknelių kraštai simbolizavo kintančias Marijos Lani pozas. Lietpalčius, kuriuos galima dėvėti iš abiejų pusių, dizaineris pasiuvo iš grynos organzos. Viename iš garsiausių Paryžiaus operos teatrų, Opera Comique, skambant klasikiniai Davido Bowie dainos The Man Who Sold the World versijai, demonstruota kolekcija pastebimai sujaudino žiūrovus, tarp kurių buvo tokios žvaigždės kaip Janet Jackson ir Dita Von Teese. Paryžiaus mados savaitė baigsis trečiadienį.